Tai po pirmo kėlinio buvo 1-0, vėliau 3 įvarčiai. Ar iš tikrųjų taip žaidėte prastai, ar galėjote sušvelninti rezultatą? Visą laiką galima tikėtis geriau, bet yra kaip yra. Aišku, trūko pakeitimo, varžovai spaudė. Pakeitimų pas juos buvo vos ne antra komanda. Išvengė pavo į nugarą, neleido žaisti ir rezultatas praktiškai gavosi taip, kad mes 3 įvarčius patys per savo klaidas įsimušėm. O galėjo būti ir 1-1. Turėjom irgi patys progų. Toks buvo greitis pas jūsų varžovus ir atrodytų, kad jie buvo labai daug ten tų jėgų turėjo ir jums jų pritrūko. Ar tik taip atrodė? Nu, be abejo, iš šono buvo geriau matyti, bet matėsi turbūt aikštelėje akivaizdu, kad mes buvom pavargę ir varžovai buvo kur kas greitesni. Na, be abejo, sunku kalbėti apie dar šansus kažkokius, tačiau ar bent kažką galvojate apie tai? Žaisim iki galo, iki paskutinio, nepasituosim. Sieksim kuo aukščiau. Ačiū Jums, sėkmės.